psichologiškai reikėjo daugiau padirbėti, tai 200 rytas nespaudžiu maksimaliai, nes kaip ir buvau užtikrinta po pusfinalį, kad neišsikrauti iš karto ir pasitaupyti jėgas, tai kol kas viskas pamažu. Tai rezervo dar liko pusfinalį dabar? Nu, matysim, kaip vakare visada pradžiai atrodo, kad yra rezervo, bet vis tiek tas jėgos nebegalinės, tai matysim, kaip vakare bus. Kaip konkurenčių gal laikus vertinti? Tai labai sunku vertinti rytą, nes čia labai gali būti apgaulinga, vienas plaukia greitai ir gal yra pavargusios, kitos kaip tik taupasi ir neparodo, tai viską parodys finalas. Ir Rusija ar Baltarusija, ką apskritai galvoja? Neutraliai esu, tai visi yra žmonės, tai plaukiu savo takį ir tiek. Po plaukimo, po 100 metrų rungties, sakėjai, galbūt galima posūkį pataikyti geriau, ar plaukiant 200 kažkokių tai po pirmo savo plaukimo pastebėjai niuansų, ką galėsi vakare gerinti, ar viskas pagal planą? Aišku, gali taikyti posūkį, bet vis tiek, kai plaukiam, gali ir nepataikyti, tai tikrai stengsiuosi koncentruotis labiau, būti sąmoninga ir viską padaryti, kuo įmanoma geriau. Pakeitei plaukimo kostiumėlio spalvas, kas čia nauja rungtis, nauja pradžia? Tai 100 ir 200 naudoja skirtingus kostiumus, tai kaip ir spalva skiriasi, skirtingi modeliai, skirtinga spalva. Justin Marta, kad labai gražiai apie tave atsiliepia, kad jie kalbės su treniruotės, kaip tau tas atmosfera jūsų stovyklų? Žinoma, priemam visus lietuvius užsieniečius šiltai, tai tikrai džiugu, kad tenka ne viena treniruotis, o pasidalinti su kažkuo tą visą kaip ir kasdienybę, tai tikrai džiaugiuosi, kad tiek jai patiko, tiek kaip ir pati laiminga, jog sutikiu kitiem džiaugsmą. Tau sėkmingas čempionatas Danų Rapšiuje labai, kaip jisai jaučiasi ir gal kaip komanda bando jį palaikyti? Šiaip sunkus klausimas. Pati nejaučiu, kaip jisai jaučiasi, tai labai sunku sakyti, iš tikrųjų labai gaila, kad nelabai jam susiklosti dėl kitų dalykų, bet nereikia nusiminti ir tikrai dar, manau, jam bus motyvacija startuoti kitose čempionatuose ir tai ne pasaulio pabaiga. Tu šiaip gerai jautėsi fiziškai ir panašiai, nes pernai būtent praleidai finalą, negalėjai dalyvauti pasaulio čempionate, tikiesi, kad nepasikarto šitas. Tai tada buvo alergija, o ne šiaip kažkokia liga, tai paskui supratau ir tiesiog matyt taip reikėjo, buvo toks etapas, tai dabar kaip ir pasimokom ir važiuojam toliau.